Labą diena. Šiandien turim 2009 lapkričio 27 dieną. Šiandien diena, ačiū, šalmus dedamės. Šiandien turim lapkričio 27 dieną, šeštadienis. Ir šiandien vyko Balsių bendruomenės susirinkimas. Po susirinkimo visa delegacija su žmonėm priėmusiais sprendimus, palaikiusiais jos ir įgyvendinančiais, atvykome apžiūrėti mokyklą. Mokykla šiandien iš tiesų reportažas išskirtinis to, kad mes jau matom vainiką. Va, ant viršaus, ant aukščiausio taško matom vainiką, o tai reiškia, kad jau viskas padaryta iki stogo. Taip? Tai keliais žodžiais gal prisistatykit. Sveiki, esu Žilinas, statybos vadovas. Tai šiuo metu baigiam karkaso darbus. Kaip matome, yra iškeltas vainikas ir vykdome fasado uždengimo bei stogo darbus. Fasado uždengimas ir stogo darbai. Tai kada jau bus viskas, kaip sakant, po stogu? Nu, planuojama iki sausio pradžios. Aha, super. Žodžiu, šiais metais mokykla turėtų visa atsidurti po stogu. Taip turėtų. Linkiu gero oro. Gero oro. Taip. Gintautai, šiek tiek čianais paeikit, kad būtų veidas matyt, šypsena veide, nes, kaip be būtų rezultatas. Ar patenkinti to, ką matot? Net kada jau pasibaigs visi darbai, bus galim tikrai vardinti nedidelių stebuklų. Per metus laiko prieš 2 dienas žiūrėjau stadioną pastatytas 15 000 žiūrovų Lenkijoje, Gdynėje ir per kalendorinius metus pastatytas pilnai stadionas. Tai jeigu bus sukurtas toks precedentas Merko pagalba, kad per metus laiko stovės mokykla ir priiminės mokinius, tai galėsime kreiptis į rekordų knygos šeimininkus ir užfiksuoti šitą smagų rezultatą. Naujus standartus kuriam. Edmundai, kaip Vilniaus bendruomenių akimis, Edmundas Jokubauskas, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas. Kaip Vilniaus bendruomenėm atrodo šitas reikalas? Sakau, kad Balsiai yra lyderiai ir tikrai laikas pakviesti, kad įvairios agentūros žiūrėtų tų rekordų. Bet aš žiūriu bendram Vilniaus miesto kontekste, kad nuostabus projektas ir aš tikras, kad kitas projektas bus irgi ne ką lėtesnis, aišku, norėtųsi pigiau. Bet problema neišspręsta ir Pilaitėj, didžiulė problema. Vis tiek ir Verkiam tokios mokyklos nepakaks, Verkių seniūnijoje. Principai reikėtų dar vieną tokią statyti. Tai kaip Gintautai, iškart baigiam šitą ir pradedam sekančią kalbą. Gerai, einam toliau. Žodžiu, situacija aiški, statybos vyksta, darbai vyksta ir manau pasimatysim sekančiam reportaže. Ačiū.